Šiandien važiuosiu jau į Prancūziją. Reikės varyti per Šveicariją. Žodžiu, kilometrų gal kokie 200. Taip, susimečiau. Kol kas apie 200 kilometrų į Prancūziją. Žodžiu, dabar reikės biškį šiek tiek pagrįžti, važiuoti į Šveicariją ir Šveicarijoje tokį gabaliuką pažiūrėti, nes kitaip, jeigu per Italiją važiuoti, mane veda per Torino. Aš nenoriu per Torino važiuoti, blemba didelis miestas. Plius karšta labai, šiandien dar tipo šilčiau bus nei vakar. Tai labai noriu, nedegu per jį ten tarabanytis. Aišku, šiandien šeštadienis jau, tai turėtų būti ženkliai geriau su eismu. Turėtų būti labai gerai. Vaizdas neblogas. Aišku, ta saulė tokia biški, nežinau, čia atsispindi ar kažkas, tai biški vaizdą gadina. Reikės dar Italijoje benzo užsipilt, manau. Bus pigiau, man atrodo, nei Šveicarijoje. Aš taip galvoju, nes man atrodo, Šveicarijoje ten beveik 2 eurai, ten 1,9 lygtais, kažkas tokio. Italijoje gal 1,8. Skirtumas mažas, bet atjudu į tuos kalnus. Tarp jų va ten kažkur tais pagal kelią į Šveicariją. Lemba, čia kai gyvai žiūri, tai taip įspūdingai viskas atrodo tie kalnai. Nu, man, tokiam žmogui iš lygumų. Bet kai žiūri per kamerą, tai ne. Nieko gero, atrodo, kalvelės, bet gyvai tai tikrai įspūdinga. Pamiršau, kad čia kalnai tunelių, tai tarp kalnų jisai tikrai neves. Tai va, į kalną, išgręžta skylė ir per ją važiuoji. Nu, gražu. Čia vėl bus kažkokia perėja, nu, realiai per kalnus važiuoju, tai iš karto ir pasas vadinasi. Gražu, ten va kalnai su sniegu. Kelias nėra labai linksmas, tiesiai svilinu. Bet nėra eismo. Nuostabu. Vienas važiuoju. Puiku tiesiog. Va čia turbūt per tą griovį važiuosiu. Labai panašu. Tunelio nėra, tai tomai tarp kalnų va ten. Grioviu šitų. Šiandien dairantis svarbu nenuvažiuoti nuo kelio. Iš eismo neišvažiuoti ir į tvorą neįkalt. Šiandien bus šilčiau nei vakar. Vakar jau karštoka buvo. Wow. Gražu čia. Tikrai gražu. Kas čia siena? Jo. Stot, nestot. Nežinau. Dažniausiai nereikia jiem ten stot. Parkingų pilna, čia turbūt yra kur pasivaikščioti. Čia va, greičiausiai aš jau vėl Šveicarijoje. Anga vietomis tokia prastoka. Vienas į tą pusę važiuoju. Lemba kokie akmenys. Didumo. Nubirėja. Lemba įsivaizduoju, toksai atlūžta gabalas, kaip jisai vožiasi, kokiu triukšmu turėtų
skrist. Žiauru. Na, va dabar Šveicarija. Šveicarija. Kelias iš karto bus nuostabus. Irgi yra kažkoks kriokliukas. Silpnas toks. But still. Blemba, siena tokia. Žiauru. Iš ten kažkur judu vaiti tą plyšį. Nice. Nu, čia visai gražus kalnas su ledu. Sunkiai kažko mocas čia važiuoja, nežinau. Kažkaip tais 5 bėgių pėlinų 90 ir kažkaip traukos nėra, nesuprantu, kas čia. Ar čia tas aukštis, aš kažkas nežinau. Serviso reikia jau. Žodžiu. Faina, faina. Blemba, čia šalta. Taip, normaliai šalta. Mozas netraukia kažkaip tais. Čia gali būt, kad biškiai aukštokai esu. Taip. Žiauriai čia šalta, blemba. Mozas 17 laipsnių rodo. Vau. Su čia ta prapučiama striukytė, tai čia... Ne, tai aišku, tu išsuksi. Čia aukštai yra. O ten kažkoks griovys. Blemba, čia su kemperiais sėdi. Nu, gražu, bet čia nafik, čia šildymo reikia. Čia, blemba, kaip šalta. Vau. Nu, jau norėčiau pasileist žemyn. Nu, kad aukštai čia matosi vien iš debesų. Kad va debesis šalia. Ranka pasiekiami. Ten va ledas. Lema, kaip čia gražu irgi. Nu, visai čia debesyse važiuoju. Tikrai aukštai čia. Lema, įdomu, koks čia aukštis. Nu, gal downhill pradėsiu važiuoti. Motas biškį geriau važiuos. Nes dabar tai visą laiką kapojau į viršų. Nu, erelis kažkoksai tai. Nu, debesys visur. Ha. Prikolas. 15 laipsnių. Karščio. Nu, čia biškį nematau per debesį, kas vyksta. Nu, aš nežemai esu tikrai. Ganėtinai aukštoka čia. 14 laipsnių jau mocas rodo. Žvarboka čia. Ai, debesys, nematau nieko. Bet ten, manau, įspūdingai atrodo viskas. Kažkiek užknisa, kad čia tais tuneliais važiuoju. Pridaryta. Vaizdą gadina. Gerai, kad per čia važiavau. O ne per Italiją, per Torino. Ten dabar kepčiau. Plius ten jau, man atrodo, biškį tokias lygumas įvažiuočiau. Čia, manau, daug geriau. Vaizdas geras. Aišku, galėtų debesys prasisklaidyti. Būtų daug fainiau. Blemba, negaliu apvažiuoti aš jų. Blogai, fucking blogai. Reikės važiuoti paskui visą šitą šleifą mašinų. Jo,
Čia geriau turbūt važiuoti yra nei per Torino. Nu ką čia matom? Baisinė duobė. Baisinis griovys. Aplinkui kalnai. Spėju gerai atrodantis, bet nematau, nes debesai. Bet čia dėl to, kad rytas, manau. Būtų apie pietus, tai būtų mažiau tų debesų tikrai. Bet jo, žemėlapį mačiau, kad čia aplinkui šitą kelią, tipo baltos viršūnės, tipo aukšti kalnai su sniegais, taip toliau. O kad baltos viršūnės, tai matau, tik tai ne sniegą matau, o debesis. Daug putos. O jau biški šilčiau darosi, leidžiuosi ganėtinai sparčiai iš tikro. Tai vėl prifilmuosiu belenkiek, nežinau kaip man čia išsisukt. Čia viską filmuot noriu, kaip čia palikti tik tais greitas hits, nemoku aš filmuot. Na jo, čia tie debesis biški pamaišė. Oh well. Yra kaip yra. Čia dabar nesėdėsiu valandą dvi kokią, kol biški prasisklaidys. Spėsiu dar čia visko prisižiūrėti. Kas čia per pastatėlis? Spėju, bus susiję su bažnyčia. Varpinė kokia. Na, davai. Nu ir lėtai važiuoja. O kokie vartai įėjimas. Nežinau net, kas čia per miestelis. Nu, čia ne miestelis, čia blemba, matosi, kad didesnis toks miestas, sakyčiau. Kaip nekeista, blemba šeštadienis, eismo belenkiek. Nu, bet jisai juda realiai į kitą pusę. Iš kur aš atvažiavau, bet belenkiek šniūras tiesiog. Streamas mašinų. Non-stop eina. Į mano pusę mažiau juda, bet irgi yra. Aišku, čia kelias realiai pagrindinis. Du keliai yra. Šitas nemokamas gaunasi, o ten mokamas, nes ten autostrada. O aš autostradų nenoriu, nepatinka man ten. Bet eismo daug. Bet juda, nėra taip, kad labai ten stoja, kažkur užsikišę, yra tų ten, kurie velkasi, bet nedaug. Va tokių vaglušių, kur tiesiog prie žiedo sustoja, kur tuščias žiedas, nieko nėra. Net arti nieko. Taip neblogai, oras geras, kol kas ne karšta, motas va 22 laipsnius rodo. Sausas visas, važiuoju. Nu ten iš ryto, kol susipakavau Italijai. Biški suprakaitavau, bet Šveicarijoje ant kalno greit išdžiuvau tenai, praputė, šalta ten buvo. Dabar vis dar taip neįkaito oras, tai kas jėga. Įkaliau kavos, pernai čia irgi stovėjau. Tai va, įkaliau kavos, suvalgiau krosaną, pasidėjau, pailsėjau, žodžiu, biškį atsigauta, temperatūra aišku lauko pakilo, net telefonas rašo, kad šiandien labai stiprus UV spinduliai bus, ten 8 rodo ar kiek, nežinau čia daug ar nedaug, bet tipo rašo, kad very high, liko iki numesto taško pradinio ten 100 kilometrų, paskiau žiūrėsiu. Gal toliau dar kažkur pavažiuosiu, bet ten jau bus jau Prancūzija. Tai čia dar kurį laiką tokie keliai, va, tiesiai važiuosiu visą laiką. Tiesiog vaizdas gelbėja, kol kas čia viską. Vaizdas visai fun. Visai neblogas. Debesys taip ir neprasisklaidė. Kokia lėkštė ant kalnų. Daugiau ten jų yra. Gražu šone. Buvo gražiau, bet mikrofonas vėl nebeveikia. Vėlis nebenori prisijungti.
Nesuprantu, kas jam čia pasidaro. Veikia ir paskiau pės ir nebeveikia. Ir viskas, nebeprisipėrina automatiškai. Turi vėl manualiai sustoti, pripėrinti. Žodžiu, vargas. Nu gražu. Vis dar Šveicarija. Bet manau, netoli ir Prancūzija. Nu, kai dar Šveicarijoje galia bus vingiuotas keliukas toks visai fan. Tai va. Tuo vingiuotų keliu įlėksiu į Prancūziją. Bet čia dar nemažai liko, man atrodo. Bet jo, važiavimas, važiuoji tiesiai visą laiką, va taip va. Per visokius miestelius, gyvenvietės. Tiesiog kad va vaizdas iš šono fainas. O šiaip taip, nežinau. Kelias neįdomus, pats kelias. Tik vaizdas. Buvau šnekėjęs, kad oi, nieko nevyksta su mocai, puikiai viskas. Negenda, va dabar buvo Fitz Cruise'as dingo. For no reason. Teko užgesinti, už kur atsirado. Nežinau, kas čia. Bagas kažkoks. Negali girti čia. Paves. Nu va, Google'as ir pavedė. Važiuoju kelias iškastas. O jisai rodo, važiuok tiesiai. The fuck. Čia galvoju, jisai gyvai rodo. Čia turbūt gal bandyt pravažiuoti. Aš tikiuosi, čia va, po tokių va, būna jisai perskaičiuoja kaip nors tenai ir paskiau sugadina maršrutą. Būna kaip nors pės, kur tu buvai susidėjęs jau, jisai perskaičiuoja kažkur kitur nuven. Ble, tai čia galiu važiuoti? Galiu. Suprasit. Nu, artėja kalnai. Man atrodo, per tos kalnus perlėksiu ten. Kiek atsimenu, nes tai man atrodo, kad aš šitų būtent keliu važiavęs pernai. Tai čia užlėksiu ten į kalną, per kalną, man atrodo, kalnuose kažkur yra siena, į Prancūziją įvažiuoju. Ten 5 kilometrai iki taško. Jau realiai, jau tikrai greitai turėtų būti Prancūzija. Daug vynogių augina jie čia. Pilna, va visur laukai realiai. Čia vien vynogynai, man atrodo. Lemba vėjo biškė atsirado. Vienas va malūnėlis ir stovi, nes čia duobė tokia biškį vėjuota. Lem, man atrodo, kad aš va ten va į kalnas ir kilsiu. Turiu tokį įtarimą, nes ten kažkaip panašiai, man atrodo, yra. Tai čia toks šlėkstus vėjas. Tai čia robulius augina. Mako puodelis. Grafas vėl grybauja. Žodžiu, kylu į viršų, o iš ten atvažiavau. Kylu į kalną. Link Prancūzijos. Šitam keliai atsimenu pernai myniau. Mačiau mentų. Man atrodo, biškį gaudė. Kas spydina. Taip, kad reikia atsargiai. Gerai, čia biškį dakilsiu. Bus biškį vėsiau. Visą padžiau šiltoka. Vien vynogės aplinkui. Debesys taip ir neprasisklaidė, nes ten, man atrodo, visai gražus tas kalnas. Bet yra kaip yra. Mikrofas prisijungė. Žodžiu, aš jau Prancūzijai. Čia nieko nefilmavau, kelias buvo šiaip ofigienas čia. Nu vis dar ir eina. Eismų belenkiek. Čia didžiausia blogybė. Va dabar šleifas tų mašinų pravažiuoja. Dviračių pilna, tai dviračiai čia stabdo, tos mašinos čia pastovi nusimetinėja, kad apvažiuoti jos. Vaizdas ten neblogas, matau. Ble, toks ledo gabalas.
aišku, per kamerą nelabai matosi, jisai būna tie vaizdai tokie. Baisinis ledas toks. Prancūzija. O, ten irgi ledo. Normaliai. Faina, faina. O ne faina priekį visas šitas. Bet va taip krūvelėm važiuoja. Būna baim kokios 6-7 mašinos toksai krūva, nes priekį velkasi. Jos būna apsilenki, kai eina. Tada biškį pavažiuoji laisvai taip savo normaliai pagal ketą. Ir tada vėl dasivėji šleifą mašinų, kur priekį vėl kažkas velkasi. Jo, tas debesis pasitrauktų, manau, būtų ten įspūdingiau viršui. Bet, o, blemba ten. Krioklys koksai. Nu, iš tiek ledo tikrai turi ten tekėt kažkas tai. Vasarą ypač. Ten irgi, manau, žiauriai gražus kalnas. To įlysiu į medžius, įsimalsiu. Dama ten. Tai kad prieš eismą neišvažiuoju čia, kai dairaisi pastoviai. Medžiai, 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 medžiai. Nice. Tikrai nice. Vėlikų tai čia daug, blembo daug tikrai. Mina šaikytė. Blembo, aš visai sustočiau kur nors. Nu kas dabar, ko jūs čia taip sustojat vis? Ten vienoje vietoje, dar Šveicarijoje sustojau. Taip pastovėti, ten su mikrofonų kamerą žaidžiau. Tai blembo, smarvė, pastoviai stabdžių, toks tvaikas stovi, nes ten mašinų daug važiuoja, žiauriai daug. Ir visi ant stabdžių atlekia. Žodžiu, pilna sustojimų, kuriuose nieko nematyti, nes jau viskas. Ką čia ta Tesla taip nervinasi, nori lenkt. Ta Tesla dar greičiau aplenktų, ne aš su mocu. Tik hop ir viskas. Nu ten tiesiai tas kalnas, manau, irgi gerai atrodytų. Jei nebūtų putos ant jotos. Opa. Wow, nice, 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 nice. Blemba. Tikrai įspūdingai atrodo. Griovys toks. Tas priekį irgi, man atrodo, aфиgenas. Žiauruminis. Blemba, debesis. Bet jau pasiekta Prancūzija. Dabar biškį į pietus pavaryt. Ir tada kažkur apsistot. Tai čia gal dieną, kokią 2 dar pavažiuoti ir jau paieškot, kur apsistot. Apsistot kokiam ilgesniam laikui. Kai savaitė gal. Pasėdėt savaitėlę savo. Nieko neveikt. Gerai atrodo, ten toks atrodo ledas. Nuslydęs. Nieko bus galima viską, ką čia prifilmavau, beveik iškirpti. Iški sustosiu, pailsėti. Nu, kalniukas. Kalniukas. Gal debesys biški nuslūks. Reikia gal pasižiūrėti kažkokį tai kabaką, pavalgyti. Tai va, suvalgiau sumuštinį. Realiai čia arčiausiai kas buvo. O, bulkinė. Patinka man tos bulkinės. Tai sumuštiniai visai nieko. Ir dabar reikės varyti iki viešbučio. Užsibukinau kažkokį viešbutį. Blemba, virš 100 eurų. O nelabai atrodo įspūdingai. Čia kažkaip iš viso. Pasižiūrėjau pasirinkimus, tai prastokas. Kainos didžiulės. Jeigu kažkoks normalesnis viešbutis, aš nežinau, čia vieta gal tokia. Blemba, čia iširkluoti. Debesys prasisklaidys. Šiaip jo, Prancūzijoje tos bulkinės jėga. Man patinka jos. 50 km iki viešbučio. Žiūrėjau kažkur, jeigu toliau. Blemba, nieko neranda. Kažkaip man keista. Aš šitų keliu esu važiavęs pernai metais, bet aš važiavau iš Prancūzijos į Šveicariją. Tai
realiai viso šito aš nemačiau, man čia viskas nauja. Nes greičiausiai viskas liko už manęs, kai aš pralekiau čia. Gerai, kad į kitą pusę važiuoju. Nauja kažkas. Blemba gerai atrodo ten. Tikrai gerai. Dar arčiau privažiuosiu gal. Ką aš galiu pasakyti, mocus kokius pastebiu. Seniau būdavo vien GS-ai. Dabar vien multistrados. Vien dukačiai visur. Belenkiek dukačių. Atsimenu, prieš 5 metus, kai važiavau, tai vien GS-ai. Vien GS-ai. Dabar jau ne tiek tikrai. Labai daug multistradų. Labai daug. Panegalės visokios. Monsteriai. Bet populiariausia tai multistrados. Afrikų nemažai matau irgi. Kažkaip nežinau, čia BMW jau nustūmė nuo viršūnės. KTM-ų dar daug irgi būna. Įvairesnių žodžių motociklų pamatyti eina jau. Čia realiai finišas beveik pasiektas, tikslas kelionės. Planas kažkur link Nicos važiuot ir ten savaitę pabūt kažkur tais. Tai čia realiai jau rytoj įmanoma daspausti iki tenai. Bet žiūrėsiu. Lemba, tie debesis galėtų pasitraukti. Ten matau, plyšiuose ten akmens matosi. Gražaus akmens. Gyvai įspūdingai atrodo, galiu pasakyti. Gyvai. Per kamerą tai nesimatys taip gerai. Nes net ir Stelvio pasas, aš ten kai važiavau, tai atrodė, wow, kaip įspūdinga ten viskas. Atrodė, ten paskiau žiūriu video filmuotą ir ten, nieko ten nematyt. Nes čia va, per tos plyšius matos irgi įspūdingai. Bet tas irgi gerulis. Čia, šitoj pusėje nieko, juodas debesis. Svarbu nelytų, nors lietaus nepranašauja. Ten jo, irgi aфиgenai atrodo. Žiauriai gražiai. Jo, čia matosi priparkuota mašinų normaliai. Matomai yra ką pažiūrėti čia kažkur tais. Kad tiek vat stovi transporto prie gatvės. Aš žinau, kas bus, davažiuosi, kai būsi priešais jį, bus pilna medžių ir nieko nesimatys. Arba jeigu medžių nebus, užplauks debesis ant jo. Na, žodžiu, kad nematysiu. Dama ten toks vaizdas, kad tas ledas toks visas nubirėjęs, nučiuožęs žemyn. Karšta jau darosi, kotais. Čia toks miestelis nemažas. Na, kai tokį vaizdą turi, čia manau visur haikint, slidinėjimu, ko nori, čia gali užsiimti, kas su kalnai susiję, kurortinis žodžiu toks. Kietai atrodo. Kiek sniego, ledo. Nice. Čia blemba kelias. Aš galvojau, blemba tiek nedaug kilometrų, taip ilgai važiuosiu, what the fuck galvoju. Čia kelias siauras. Na, aišku, čia greitis galimas, 80, bet jisai siauras, daug dviračių prasilenkiu. Tokie akli tie posūkiai ir vingiuoti. Ir nuo kalno. Aš čia kurį laiką čia vingiuoju. Koks ten triukšmas buvo. Dasivėjau kažkokį parpalą. Blemba, ta saulė atsispindi ant telefono, nieko nematau. Bet matomai važiuoju tokiais nepopuliariais keliais, nes eismo nėra jokio, kaip man patinka. Žiauriai smagu.
greitėjo kelias. Blemba, saulė tiesiai į ragelį kala. Blemba, čia visokiais kaimais, šūtkaimiais važiuoju. Skersgatviais. Kilometrai visai nesisuka, jų tiek nedaug, bet čia blemba keliu veda, tai grinai va per gyvenvietės. Čia tai dar normalus toks kelias pagrindinis. Ten iš viso, ten vos ne per kiemus kažkokiais skersgatviais. Bet taip įdomiau. Įdomiau gerokai nei autostrada, pavyzdžiui, svilinti. Čia parasparnių daug. Ten vienoje vietoje ant kalno važiavau, tai ten žemiau mačiau, po manim ten skraido. Nežinau. Tai turbūt nuo to kalno kažkaip užsikelia ir pasileidžia. Bet jo, liko 17 kilometrų. Čia jau beveik vietoj. Visai linksmas kelias. Buvo linksmas, kol nedasivėjo būrio mašinų. Tai kaip tie prancūzai, tiesiog naglai lendi ir viskas. Biški va pamatėjai, 10 metrų į priekį mašinos nėra ir lenda jie, viskas. Nežinau, man tai taip ne. Aišku, jie pripratę čia. Nes va, čia dabar jau 2 būtų aplenkęs, va šitam tarpe. Nu, aš nesiryžtu. Jo, kelias buvo geras iki, vat. Tik tais va pažiūrėjau, o visai jėga, įjungia kamerą ir kalnas mašinų, viskas. Vieną aplenkiau. Vieną! Liko 12 kilometrų. O čia jau lenktų jie drąsiai. Čia žodžiu, čia niekur neprilėksi. 10 kilometrų. Ir visi važiuoja, spėju, lygiai ten, kur aš. Ne visai. Ne visi čia nuvažiavom. Gerai. Atrodo, kad šitas viešbutis. Žiūrėsim. Tai va, ką čia 115 eurų už naktį gauna. Nieko per langą. O neįdomi. Nežinau, kaip čia atsisėdus po dušu praustis arba čia viskas suliet. Įdomu. Dar taip nematęs. Nu, bet man tinka. Nesvarbu. Rozetės yra, staliukas yra, kėdė yra. Šaunu. Bus gerai. Žodžiu. Finišas.